ačiū Vaidotui už pristatymą. Tik tai pridėsiu, kad nepaminėjo vienos esminės mano kvalifikacijos. Tai yra tai, kad aš pats esu drakonas pagal kinų zodiaką, gimęs drakono metais. Tai, kaip sakant, čia jau pats svarbiausias dalykas, kodėl esu kvalifikuotas bent jau šį bei tą pasakyti, pakalbėti šią temą, nors porą tarti kažkokių tai žodžių. Tai visų pirma, labai tikiuosi, kad čia viskas visiems veikia ir matosi ir jokių techninių nesklandumų neturėsime. Taigi, šiandieno šita tema bus tokia pakankamai, tikiuosi, kad įdomi, intriguojanti. Ta galima pajusti ir iš to, kad tikrai didelis kiekis klausytojų susirinko. Ir nebus taip jau daug kažkokių tai akademinio žargono ir pabandysiu kalbėti kiek įmanoma paprasčiau ir aiškiau. Ir šios temos, galbūt tikslas ar toks akstinas buvo, aišku, supažindinti plačiąją publiką Lietuvoje su vienu pačiu žymiausių kiniškų simbolių, bet labai dažnai tai būna, kad kai mes girdime žodį drakonas, mūsų galvoje yra konotacijos vakarietiškų drakonų, ir šitos konotacijos, šitie kontekstai ateinantys iš vakarų kultūros, kalbant apie kinų drakoną, yra visiškai netinka, visiškai yra neteisingi ir to pasekoje ir pačią kinų kultūrą galima suprasti ne taip, kaip būtų prasminga ją suprasti. Tai čia matote tokį palyginimą, du paveiksliukus, parodančius jau tai, kad net ir vizualiai kiniškas drakonas labai daug ko skiriasi nuo vakarietiško. Prie tų skirtumų tuoj pat nueisime. Bet iš tiesų labai nesunku atskirti. Jeigu mes kalbam apie vakarietišką drakono sampratą, jeigu taip labai trumpai, drakonas siejamas su blogio, chaoso jėgomis. Biblijoje, Naujajame testamente, apreiškime Jonui, drakonas tapatinamas su šėtonu. Ir iš to ateina labai didelė dalimi drakono samprata krikščionybėje ir vakarų kultūroje kaip tokio visiškai blogio simbolio, kurį reikia nugalėti. Archetipinis herojus, toks vienas ryškiausių herojų nugalėjusių drakoną yra šventasis Jurgis, kurio vieną iš atvaizdavimų matote paveiksliuke. Ir drakonas vėlgi siejamas su ugnies stichija, spjaudantis ugnimi, kartais turintis daug galvų, dažnai lietuvių kalboje gal dažniau vadinam slibinu drakoną su daug galvų, ir tuo panašusis į hidrą, kitą senovės graikų mitologinę būtybę. Ir iš esmės drakonas turi būti nužudytas, jo pagrindinė tokia funkcija būtų, kad turi atsirasti kažkoks narsus herojus ir nukirsti drakonui galvą arba galvas. Ir išlaisvinti ar pagrobtą princesę, ar kažkokią tai gražuolę, arba
drakono saugomas brangenybės. Tai na, labai aiškus toks negatyvus požiūris drakoną kaip visišką blogio įsikūnijimą. Neretai mes dar girdim pasakymą drakoniški įstatymai, kurie irgi atrodytų lyg ir siejasi su drakonu, nors iš tiesų su šita būtybė neturi nieko bendro. Tai yra šitas pasakymas kilęs nuo senovės Graikijos valdininko Drakonto, bet kažkaip dėl vardo panašumo įgavo tokią formą ir dažnai mes kalbam apie drakoniškus įstatymus. Kaip kažkokį labai blogą dalyką, labai blogą valdymo formą, tironišką valdymo formą, bet tai vėlgi su drakonu nieko bendro. Dabar, na, čia taip reikia jaunimui paaiškinti, kas čia kalba. Prašom nekalbėti be reikalo. Tai, na, jau yra štai toks labai geras memas, palyginantis vakarietišką drakoną su kinišku drakonu. Na, matom The Virgin Western Dragon, na, toks ir Čadas rytų drakonas. Ir ką mes čia, na, matome, na, vakarų drakonas spjaudosi ugnim, egzistuoja tik tam, kad būtų nužudytas, na, kaip tokia naratyvinėje struktūroje, kaip egzistuoja, na, tik tai santykyje su protagonistu, kurio tikslas jį nužudyti, skrenda, nes tam, kad skristų, jam reikalingi sparnai, asocialus, niekieno nemėgstamas, grobia auksą tam, kad ant jo miegotų. O štai rytų drakonas, na, kinų drakonas arba rytų Azijos drakonas, iš tiesų, na, yra geras, atnešantis laimę, turi perlą, išminties perlą ir iš esmės yra, na, išmintinga būtybė, kuri yra tokia, turi tiek magijos, na, kaip čia rašo, magical AF, kad jai net nereikia sparnų tam, kad galėtų skraidyti. Ir iš tiesų, na, kiniškas drakonas, na, visiškai yra kitoks nei vakarietiškas, kaip kad pamatėme iš čia. Drakono skaičius yra, kiniško drakono skaičius yra 9 ir nebereikalo. Viena iš priežasčių yra ta, kad drakonas laikomas sudarytų iš 9 skirtingų gyvūnų. Yra įvairios tos klasifikacijos, bet pagal vieną iš jų drakonas turi karpio žvynus, tigro letenas, moliusko arba, na, sraigės pilvą, elnio ragus, triušio akis, jaučio ausis, kupranugario galvą, gyvatės kaklą ir erelio nagus. 9 skirtingi gyvūnai. Taip pat drakonas turi labai ribotą, na, labai aiškiai apibrėžtą kiekį žvynų. Tai yra 117 žvynų, iš kurių 81 žvynas yra yang būvio, na, yin ir yang, žinote, kinų kultūroje labai reikšminga sąvoka, na, toks aktyvusis būvis yang ir pasyvusis būvis yin, na, šviesusis, tamsusis, tai yra 81
Yang būvio žvynas ir 36 Yin būvio žvynai. Vėlgi atkreiptinas dėmesys 9 kart 9. 81 bus 9 kart 9, 36 bus 9 kart 4. Irgi visur figūruoja 9. Tad drakono skaičius kinų kultūroje yra 9. Dabar apie pačią rašybą, hieroglifą, terminą. Tai drakonas kinų kalba yra long. Ir štai vat matote hieroglifą, tradicinių rašmenų formos. Drakono hieroglifas yra štai toks. Supaprastintų rašmenų formos yra štai toks. Na ir čia matote šio hieroglifo užrašymą didžiąją dalim egzistuojančių kaligrafinių stilių. Visų pirma, pati seniausia, ankstyviausia drakono forma Dziaguvan raštu, tai yra raštas ant vėžlio kiautų ir jaučio kaulų, datuojamas maždaug 1500 metų prieš mūsų erą. Na ir tai yra pati seniausia žinoma kiniškų hieroglifų forma. Yra randama apie 100 000 tų pačių ankstyviausių hieroglifų ir vienas iš tų, sakykime, 2000 daugiau mažiau hieroglifų yra reiškiantis drakoną. Štai toks. Galima atkreipti dėmesį, tai yra susirangiusi gyvatė su ragais. Ir iš to galima suprasti, kad tai yra drakonas, nes jeigu būtų be ragų, tai galėtum sakyti tiesiog gyvatė. Bet gyvatė su ragais, kaip ir identifikuoja, kad tai yra ankstyvoji drakono rašmens forma, kuri su laiku kinta, tampa štai tokia, ir vis tiek panašu į drakoną. Čia matome panašu ir čia irgi daugiau mažiau išlieka šioks toks vizualus panašumas. Ir supaprastinta forma įvesta Kinijos liaudies Respublikoje, Kinijos komunistų partijos, bandant reformuoti kinišką raštą, drakono hieroglifas štai pakeistas į tokį. Bet štai mes turim klausimą, ar šitas kiniškas žodis lung tikrai yra tapatus šitam vakarietiškui žodžiui drakonas. Tai kaip jau suprato, tų panašumų nėra labai daug, panašumai daugiau galbūt tokie vizualūs, paviršutiniški, bet skirtumai tarp vakarietiško drakono ir kiniško drakono iš tiesų labai dideli. Tai kiniškas drakonas, jeigu vakarietiškas drakonas labai akivaizdžiai siejamas su ugnies stichija, kiniškas drakonas kur kas tampriau susijęs su vandeniu, lietumi, vėju, gali įkūnyti vandens stichiją, gali įkūnyti vėjo stichiją, gali įkūnyti žaibo. Būdavo tikima, kad kai griaustinis, tai yra drakono riaumojimas. Po lietaus, pasirodo vaivorykštė. Vaivorykštė irgi, jeigu taip išversim į lietuvių kalbą kinišką žodį reiškiantį vaivorykštę, caihung. Tai caihung yra spalvotas drakonas. Irgi. Hung irgi kitas rašmuo, žodžio drakonas irgi kitas sinonimas. Tai spalvotas drakonas. Lietus, audra, žaibas, griaustinis, o taip pat ir pozityvūs gamtos virsmai, pavasaris, tai yra drakonas įkūnija tą energiją, kuri pažadina gyvybę po žiemos miego, kuri suteikia derlingumą. Ir dar galima kalbėti apie tai, kad drakonas yra gyvybinės energijos chi.
šviesioji arba ta yang manifestacija gamtoje. Yin ir yang, ir ta yang gamtos jėgų, kurios galėtų būti tapatinamos su yang pusė yra manifestacija būtų drakonas. Taip pat drakonas gina ir saugo nuo piktųjų dvasių. Tai yra, tos ribos tarp sakrum ir profanum įtvirtintojas ir erdvę sakralizuojanti figūra, kuri ypatingai šventyklose, tuoj parodysiu keletą fotografijų, bet šventyklose, imperinės valdžios institucijose drakono matome labai daug ir gausius drakono ornamentus, parodančius, kad tai yra sakrali, šventa erdvė, ir tie drakonai tartum apsaugo šitą erdvę nuo piktųjų jėgų, negatyvios energijos, piktųjų dvasių įsibrovimo, neleidžia jai patekti į vidų ir sukelt kažkokią, pridaryti žalos. Galima sakyti, kad drakonas yra kaip dezinfekcinis skystis, kuris dezinfekuoja, išvalo erdvę nuo teršalų. Be to, drakonas yra tokia būtybė, kuri įkūnija tobulą balansą tarp jėgos ir išminties. Tai yra, drakonas yra tokia būtybė, kuris pasižymi be galo didelę fizinę jėgą, bet tuo pačiu yra be galo protinga, išmintinga, ne iš tų, kurie turi daug jėgos, bet mažai proto, ar atvirkščiai, o drakono šitoj figūroj viskas susisieja labai tobulai. Tai štai, čia reikia pasakyti mano paties daryta nuotrauka iš Taivano. Tai jeigu sakysit, kodėl tokios prastos kokybės nuotrauka, tai kaltinkit mane, kaip jau čia man pavyko nufotografuoti taip, bet čia yra Bai Shatun Madzų deivei skirta šventykla, bet kaip ir visos kiniškos šventyklos galima pamatyti juose labai gausius drakono ornamentus. Jeigu taip žiūrint nuo apačios, einant iš apačios į viršų, štai matome kolonos, yra aplink kiekvieną koloną apsivijęs po drakoną. Kas labai įdomu, tarp tų drakono žvinų vaikšto maži žmogeliukai, įvairios figūros ir toje kolonoje atvaizduojamos kažkokie mitologiniai siužetai, kiekvienoje kolonoje vis kitokie ir jau vien apžiūrėti tą vieną koloną, tai mes pamatysime praktiškai kokio 10 minučių animacinio filmuko vertą istoriją. Papasakota štai vienoje kolonoje, kitoje kolonoje jau kita istorija. Tada čia ant sienos raižiniai, kiekvienas raižinys irgi įkūnija vis kažkokią kitą istoriją iš Kinijos, mitologijos, istorijos, literatūros. Aišku, ne vien drakonai, bet ir drakonų figūrų galim pamatyti. Toliau čia, einant į viršų, palubėje drakono ornamentai. Einant čia irgi drakono ornamentų pasitaiko nemažai. Ant stogo drakonų dar daugiau ir jie dar didesni. Visur visas stogas apraizgytas drakonų. Čia stogas. Čia jau kita šventykla, bet irgi iš Taivano. Matome vienas drakonas, kitas drakonas, šalia drakono būna feniksas. Pakalbėsiu dar apie tai, drakonai ir feniksai yra kaip pora įkūnijanti yin ir yang balansą ir tobulą harmoniją, tad šventyklų stogai labai dažnai būna išpuošti drakonų ir feniksų tandemų.
Na ir daug irgi visokių figūrėlių mažesnių, bet visur matom drakonas kaip tokia pati ryškiausia figūra. Vėlgi stogas. Na ir šitos figūros, drakonas, feniksas, drakonas, čia karpis, iš kurio išspjaunantis vandenį, arba galbūt prarijo kažkokį tai kalmarą ir jis lenda per burną, nežinau, kas čia konkrečiau, bet yra ir daugiau įdomybių. Ananasą galima pamatyti. Galima pamatyti tą vaisių, kur žvaigždės formos, kaip tas vadinasi starfruit angliškai, krabas ir taip toliau, bet visų svarbiausia yra drakonai, ir feniksai šalia. Tai čia matome drakono funkciją tokią labai aiškę, kaip erdvę sakralizuojanti figūra, ir aplinkui tokio labai nykaus, labai bjauraus miesto, kokie yra bemaž visi Kinijos, ir tuo pačiu ir Taivano miestai, tokie labai niūrūs, labai pilki. Ir tarp tų pilkių, niūrių, siaubingų, vienodų pastatų štai išryškėjo tokia labai spalvinga, labai įspūdinga šventykla, kaip tas sakrali erdvė išsiskirianti iš pilkos kasdienybės. Šventyklos viduje matome centrinį altorių ir vėlgi čia yra smilkalinė. Smilkalinė yra iš vis religinės bendruomenės simbolizuojanti, religinės bendruomenės šitos šventyklos visų tikinčiųjų metonimija. Bendruomenės metonimija, simbolis, pats švenčiausias dalykas visoje šventykloje, ir jį saugo dvi drakono figūros. Toliau matote centrinį altorių, čia prikrauta įvairiausių dievybių, labai yra puiku, kad čia net ir parašyti jų vardai, nes ne visada įmanoma atskirti šitos barzdylas, kuris yra, ir pačiam gale yra pagrindinė šventyklos dievybė, ir iš jos fone vėlgi drakono bareljefas, parodantis, kad tai vėlgi kaip apsauga nuo šitoms dievybėms, nuo piktųjų galių intervencijos. Čia vėlgi gali pamatyti, kiek pirštų turi šitas drakonas, tai čia 4 pirštai letenoje. Dar pakalbėsiu ir apie tai, kad drakonai turi pagal pirštų kiekį irgi yra klasifikuojami, hierarchizuojami, tai gali turėti 3, 4 arba 5 pirštus, tai yra jeigu 5 pirštus turi drakonas, tai bus imperatoriui rezervuotas imperatoriškasis drakonas. Jeigu tai yra princui, kažkokiam, jau tai aukštuomeniai, imperatoriaus kažkokiems giminaičiams, tolimesniems ministrams skirti drakonai, jie turės 4 pirštus, žemesnio statuso, paprastesniems žmonėms skirti drakonai turės 3 pirštus. Tai čia matome, drakonas turi 4 pirštus, reiškia, šitos šventyklos jau toks statusas ganėtinai aukštas. Dar ne imperatoriško lygio šventykla, ne tokia šventykla, į kurią kada nors gyvenime koks nors Kinijos imperatorius galėtų bent į kartą įkišti nosį, ir apskritai Taivane nėra lankęsis absoliučiai ne vienas Kinijos imperatorius, tai aišku ir šitoj šventykloje tikrai irgi nesilankė. Tai čia 4 pirštai, bet tai yra pakankamai aukšto. Dabar eikim prie istorijos, kada mes matome kinų kultūroje ankstyviausias drakono užuomazgas, tai
seniausi drakono motyvai siekia maždaug 6200–5400 metų prieš Kristų. Mes turime seniausius kažkokius drakono simbolius dar akmens amžiaus bendruomenėse randamuose archeologų kasinėjimų metu randamuose akmens amžiaus gyvenvietėse Kinijos teritorijoje. Ir tarp tų figūrų, viena tokių įdomiausių yra Humšano. Tokia Humšano neolitinė kultūra turėjusi labai įdomius tokius amuletus, kurie yra kiaulė drakonas vadinami kiaulė drakonas, kažkoks toks mišinys kiaulės ir drakono, štai taip atrodo. Šan dinastijos laikotarpiu, tai yra 1500–1100 metų prieš Kristų, jau galim pamatyti panašesnius drakonus į tokius, kurie yra artimi išlikusiems iki šių dienų, tokie labiau atpažįstami. Ir maždaug Šan dinastijos pabaigoje, Džou dinastijos pradžioje, apie 1000 metų prieš Kristų, drakonas, kiniškas drakonas maždaug įgauna tokią formą, kokią ir pavidalą, koks išlikęs iki šių dienų. Tai pakankamai, kalba eina apie pakankamai senus, labai archaiškus laikus. Dabar apie drakono įvaizdžius kinų religijoje, toliau pakalbėsiu. Tai, drakoną mes galim pavadinti su pirma lietaus, audros ir irigacijos dievybė, labai svarbia dievybė žemdirbiams, ūkininkams, ypatingai, ne tiek galbūt gyvulių auginimui mažiau aktualus, bet būtent žemės ūkiui ir ypatingai ryžių auginimui labai svarbi dievybė. Dėl to nuo pat labai senų laikų kaimo bendruomenėse drakonas garbintas, siekiant, kad atneštų lietų, atneštų gerą palankų orą geram derliui. Bet taip pat drakonas tikima, kad neša laimę ir turtus, ir saugo nuo piktųjų dvasių, ne tik šventyklą, bet ir kiekvieną žmogų. Ir galima, tiesą sakant, lyginant su lietuvių mitologija, pamatyti, kad mes turim tokią būtybę aitvarą. Tai tiesą sakant, aitvaras, ko gero, netgi būtų daug panašesnis į kinišką drakoną, negu kad į tą vakarietiškų pasakų ir ten, kaip čia pavadinus, biblijinį ir sosto karų ir kitų, žiedų valdovo ir ten hobito drakoną, kuris, kaip jau minėjau prieš tai, piktas ir spjaudosi ugnimi. Drakonai taip pat tikima, kad valdo vandens telkinius. Kiekvienas reikšmingas vandens telkinys, kiekviena upė, kiekvienas ežeras ar jūra turi savo drakoną karalių, kuris, kaip tikima, gyvena to vandens telkinio dugne, rūmuose. Ir čia dar vienas panašumas su Eglė Žalčių karalienė ir Žilvinu, Žalčių karaliumi, vėlgi gyvenančiu mariose, rūmuose. Ir tai kinų drakonai labai panašiai, kaip Žilvinas, galbūt sužinosim, paaiškės, kad tas ir tas Žilvinas galbūt kiniško kraujo turėjo ir panašiai, nes tam tikras yra panašumas. Jeigu mes įsivaizduojam pasaką apie Eglę Žalčių karalienę, tai maždaug panašiai gyvena tie drakonai karaliai. Tiesa, jie labai dažnai ne tik, kad šiaip sau ten tose rūmuose gyvena ir karaliauja, bet
bet lygiai taip pat ir užsijama funkcinėmis, administracinėmis pareigomis, tai galima įsivaizduoti, kaip kokie vandens, kokios jūros, ar ežero, Šimašius ir arba Benkunskas jau būtų, ir jeigu jūros gyviai turėtų Facebooką, tai irgi ten rašinėtų ten, aš ten kaip Šimašiau, kodėl ten tas ir tas nesutvarkyta, kodėl ten jūros dumblių per daug prižėlė ten ir panašiai. Tai drakonai ir prižiūri tuos vandens telkinius, kaip tik. Budizmui atėjus į Kiniją, drakonai taip pat sutapatinti su nagomis, tai yra budistinėmis, Budą sergėjančiomis gerosiomis gyvatėmis, ir daugelio savybėmis, vėlgi yra ganėtinai panašus į juos. Nors drakonai didžiąja dalimi yra geri, bet gali ir kenkti, daryti blogą, jeigu yra supykdomi, ir tas blogio darymas gali pasireikšti potvyniais, liūtimis arba sausra, žodžiu, blogu klimatu nepalankių derliui. Klimatas nepalankus derliui gali būti traktuojamas kaip drakono kerštas. Viena iš tokių ir vėlgi svarbiausių dievybių drakonų yra 4 jūrų drakonai karaliai. Sihai Lung Wang, kurie vaizduojami štai taip, tai savo tose rūmose drakonai karaliai įgyja žmogaus formą, žmogaus kūną, tik tai turi drakono galą. Ir šitie karaliai drakonai valdo 4 jūras, žymėjusias tradicinio kinams žinomo pasaulio ribas. Tai rytuose tos pasaulio riba yra Rytų Kinijos jūra, pietuose Pietų Kinijos jūra, vakaruose Cinchajaus ežeras, esantis Kinijos Cinchajaus provincijoje, ir tai yra didžiausias ežeras Kinijoje, išties labai labai didelis, nesimato nei galo, nei krašto ir dėl to traktuotas kaip jūra. Išvertus iš kinų kalbos, Cinchai reiškia mėlynoji jūra arba žalioji, nes cink šita spalva gali reikšti ir žalią, ir mėlyną, o šiaurinę pasaulio ribą įkūnija Baikalo ežeras, šiuo metu esantis Rusijos teritorijoje. Labai reikšminga šventė susijusi su drakonų garbinimu yra Duanwudzija. Duanwu šventė, vakaruose labiausiai žinoma kaip drakono valčių šventė, dėl savo paties tokio ryškiausio atributo drakono valčių varžybų. Tai Duanwu šventė vyksta kiekvienų metų kinų mėnulio kalendoriaus 5 mėnesio 5 dieną, nes tai yra, kaip pastebėję kinų senoliai, Kinijos šiaurinėje dalyje būtent šita diena yra diena, kada Saulė yra pati kaitriausia, pati ryškiausia, mažiausia tikimybė lietui ar pragiedruliui, apsiniaukusiam orui, sakykim taip, bet žinoma, tas galioja būtent šiaurės Kinijai, kur buvo ta ankstyvoji kinų civilizacijos pradžia. Ne visose dabartinės Kinijos teritorijose tas galioja, bet maždaug Kinijos šiaurėje daugiau mažiau. Tai daugiau mažiau šita Duanwu šventė būna kažkada apie birželio mėnesį.
gegužės pačiame gali būti pabaiga, na, bet daugiausiai birželio mėnesį. Šiek tiek siejasi ir su vasaros saulėgrįža, rasų joninių švente. Na ir šita šventė kilo iš ryžius auginančių valstiečių, kadangi, kaip žinot, ryžius auginti reikia, na, tokiuose užliejamuose laukuose, terasose, vėlgi susijęs su vandeniu, na ir manoma, kad čia drakonas padeda tiems ryžiams augti arba trukdo augti, jeigu jis negarbinamas. Tad, na, pradėti tokie drakonų pasiplaukiomis drakono valtimis, siekiant, na, pagerbti drakonus. Taip pat gaminami iš lipniųjų ryžių tokie pyragėliai, vadinasi dzumdza, įvyniojami į lapą ir garuose verdami. Ir jie, na, vėlgi iš pradžių buvo kaip aukos drakonui tam, kad atneštų gerą ryžių derlių. Bet imperijos laikais šita šventė sutapatinta, na, kultūriškai aproprijuota, praktiškai, na, panašiai kaip krikščionys, na, pagoniškų švenčių pamato pastatė, na, sakykime, kalėdas, tai lygiai taip pat Kinijos imperija paėmus ant liaudės šitų praktikų, ant viršaus uždėjo tokią, na, sakykime, politinę šventę, sutapatino su kinų poeto, patrioto, politiko Čiujan pagerbimo diena, nes Čiujan buvo poetas ir valstybės veikėjas, kuris vienas pirmųjų kinų disidentų, kuris protestuodamas prieš jo netenkinančią, na, valstybės politiką nusižudė pasiskandindamas ežere. Ir kadangi jis buvo labai mylimas visų, na, politikas, tai plaukė vietiniai žmonės valtimi, ieškodami jo lavono ir mėtė, na, mušė būgnus, triukšmavo, kad žuvis išgąsdintų ir kad to žuvis nevalgytų Čiujan kūno, ir taip pat mėtė tuos dzumdza ryžių pyragėlius į ežerą, kad žuvis jos valgytų. Tai tokia yra, na, irgi istorija apie šitos šventės atsiradimą, bet na, šita istorija yra kur kas vėlesnė jau imperinės Kinijos laikais. Na, ar sukurta, ar kaip čia pasakius, bet šita šiaip duomenų šventė siekia labai labai senus laikus. Kita šventė siejama su drakonu, na, yra kinų naujieji metai arba pavasario šventė, kurios jie labai svarbu vaidmenį atlieka drakono šokis, na, ir liūto, drakono ir liūto šokiai, na, ir tame tarpe, aišku, drakono šokis yra labai svarbus. Na, kinų naujieji metai, dar vadinami Čundzija pavasario švente, iš esmės, na, vėlgi galima būtų juos palyginti su užgavėnėmis, kaip šventė siekianti išvyti žiemą ir prikviesti pavasarį, prikviesti gamtos atgimimą, paminėti, na, sutikti naujus metus sočiau nei praėjusius. Ir drakono šokis vėlgi simbolizuoja, na, kovą su piktosiomis dvasiomis ir na, drakonas, na, šito šokio metu išveja piktasias dvasias, išveja, na, žiemą ir apsaugo bendruomenę, na, nuo visko, kas bloga, ir atneša sėkmę ir laimę. Matome, kad vilki šitie šokėjai raudonais rūbais, raudona spalva irgi tikima, kad apsaugo nuo piktųjų dvasių, ir per naujus metus siekiama vilkėti kuo daugiau raudonos spalvos tam, kad, na, kaip tam tikra apsauga nuo piktųjų dvasių.
Dabar pakalbėsime apie drakono porininkus, kitus gyvūnus ar būtybės, kurie su drakonu vaizduojami poroje. Tai dažniausiai pasitaikantis tokie tandemas yra drakono ir fenikso, bet taip pat drakono ir tigro ir drakono ir dramblio. Kiek rečiau pasitaikantis, tai drakono ir dramblio šiais laikais labai aiškiai įkūnija Kinijos ir Indijos konkurenciją, bet tai vėlgi yra pakankamai toks tinkamas tos tradicinės poros atvaizdavimas, nes drakonas su drambliu dažniausiai simbolizuoja tokią dviejų itin stiprių oponentų kovą ar varžymąsi tarpusavyje, kai susitinka du vienas kito verti varžovai ir nuožmiai grūmėsi ir kova yra maždaug apylygi. Tai tiek apie dramblį, bet panašiai yra ir su tigru. Tai apie tigrą dar pakalbėsiu. Tuo tarpu drakonas poroje su feniksu kaip tik simbolizuoja harmoniją, pilnatvę, yin ir yang jėgų tobulą balansą, meilę, vyriškumo ir moteriškumo harmoniją ir taip toliau. Dar vienas toks įdomus faktas, kad vienoje iš pačių tokių gerbiamiausių konfucianistinių knygų, ritualų kanone, yra toksai pateikiamas 4 pačių protingiausių gyvūnų arba gyvų būtybių sąrašas. Tai tame sąraše figūruoja drakonas, vėžlys, vienaragis ir feniksas. 4 pačios protingiausios būtybės pasaulyje. Drakonas ir feniksas. Tai yra yin ir yang jėgų manifestacija, kur dažniausiai drakonas įkūnija yang jėgą, aktyvėje, pozityvėje jėgą, tuo tarpu feniksas įkūnija yin jėgą, receptyvėje, pasyvėje. Drakonas gali būti įkūnijantis vyriškąją pusę, vyriškai pradą, feniksas moteriškai pradą. Jeigu Kinijoje gimsta heterozigotiniai dvyniai, tai yra berniukas ir dvyniai, kur yra berniukas ir mergaitė, tai jie vadinami drakono ir fenikso dvyniais, kur tas berniukas dvynys bus drakonas, mergaitė dvynė bus feniksas. Kaip vadinama Lumfantai, drakono ir fenikso dvyniai. Štai labai. Bet bendrai paėmus, tai dažnai drakonas ir feniksas vaizduojamas kartu, atspindint tą patį jau žinomą taidzitų arba yin ir yang simbolį. Tai kad nereiktų visur, neatsibostų visur paišaliotą yin ir yang simbolį, tai vietoj to taip meniškiau pateikiamas drakonas ir feniksas, bet iš esmės tai prasmė yra būtent tokia pati. Harmonijos tarp vyriško ir moteriško prado, harmonijos tarp šviesos ir tamsos, aktyvumo ir pasyvumo, saulės ir mėnulio, kur drakonas gali įkūnyti saulę, feniksas mėnulį, vandens ir ugnies, drakonas vandenį, feniksas ugnį ir taip toliau. Taip pat drakonas kaip imperatoriaus simbolis
o Feniksas savo ruožtu reiškia imperatorienę. Imperatorienė, tapatinta su Feniksu, imperatorius su drakonu. Čia matom labai įdomų istorinį Kinijos herbą, kuris buvo naudotas 1912-1927 metais, Kinijos Respublikos, nuvertus Qing dinastiją, Kinijos Respublikos herbas, konkrečiau vadinamosios Beijango vyriausybės valdomos Kinijos herbas, labai turbūt gražus, apjungiantis tiek vakarietiškus heraldikos atributus, tiek ir kinų kultūrą, drakonas ir Feniksas, kartu čia mazgai apmazgyti ir varpas, kiniškas tradicinis varpas, ir toks labai, sakyčiau, labai mielas herbas ir netgi, sakyčiau, pats gražiausias Kinijos herbas, koks tik buvo arba yra naudojamas. Būtų visai galėtų ir sugrąžinti šitą, bet aišku, čia tas nėra tikėtina, kad kada nors artimiausiu metu įvyktų. Ir yra pora tokių posakių, labai daug yra posakių, kuriuose figūruoja drakonas ir Feniksas. Štai, pavyzdžiui, Lung Fei Feng Ren Jian Le. Drakonas skrenda, Feniksas šoka, o žmonės džiaugiasi. Arba aš čia kaip išverčiau, kaip čia parašyta, arba drakono ir Feniksų šokis, drakonų skraidimas, Feniksų šokis atneša žmonėms džiaugsmą, laimę. Kitas toks labiau liaudiškas pasakymas. Lung sheng lung, feng sheng feng, lao shu da arzi hui da dung. Tai yra drakonai gimdo drakonus, Feniksai gimdo Feniksus, o pelių vaikai rausia urvus. Čia yra kaip atitikmuo pasakymo obuolys nuo obels netoli rieda, arba kokie tėvai, tokie ir vaikai. Kur vėlgi matome tai, kad drakonai ir Feniksai, tapatinami, galbūt, sakykime, su geromis šeimomis, su talentingomis, galbūt kultūringomis, išsilavinusiamis, sėkmingomis šeimomis, kad vaikai iš tokių gerų šeimų irgi bus kaip tėvai ar žymus, ar turtingi, ar talentingi, ar užims kažkokius elit postus, bus išsilavinę, išprusę. Tuo tarpu pelių vaikai, tai tokie vaikai iš nelabai galbūt nusisekusių šeimų irgi yra grėsmė, kad liks tokiam pat, sakykime, dugne visuomenės, perims savo tėvų kažkokius įpročius, kurie galbūt nebūtinai yra geri. Tai keletą pavyzdžių, bet eikim prie tigro ir drakono. Tai tigras ir drakonas irgi yra labai dažna pora, sutaikanti ir vaizdavime. Kas čia krebžda? Čia kažkas, pas kažką mikrofonas neišjungtas ir krebžda, kaip tigras ir drakonas. Kažką jau galanda dantis. Tai drakonas ir tigras yra du patys galingiausi kinų zodiako ženklai ir patys labiausiai gerbiami. Ir poroje, jie įkūnija dažnu atveju du vienas kito vertus konkurentus ir nuožmią konkurenciją tarp jų.
Tai yra kova tarp dviejų apylygių varžovų, na, dažnai palyginama su titanų dvikova, na, mes sakom, titanų dvikova, arba čia, na, virtuozų, na, kažkokia kova tarp dviejų virtuozų ir panašiai. Tai yra, kur yra jėgos apylygės. Apylygės maždaug jėgos. Bet kitas dalykas, na, vis tiek įkūnė kaip yin ir yang, na, ir dar kita turi, kad tigras ir drakonas, na, jie nors jų jėgos apylygės, bet jų kovos metodai skiriasi. Kas čia krebžda? Reikia gerai būtų, kad išsijungtumėt mikrofonus tie, kam nereikia kalbėti, o šiuo metu kalbėti nereikia niekam išskyrus mane, tai išsijunkit mikrofonus. Tai va, tai tigras ir drakonas, na, kaip sakau, du apylygus varžovai, turime štai tokį kinišką pasakymą, lūžam daug. Tai yra, drakonas grūmėsi, tigras, nu va, grūmėsi kažkaip. Taip, tai ir drakono grumtynės yra toks pasakymas, iš esmės atitinkantis pasakymą titanų dvikova. Kitas su tigru ir drakonu susijęs labai žymus posakis Čanjo būtų Wohu Cambum. Tupintis tigras ir pasislėpęs drakonas. Drakonas, nu, jo raidė turi būti, ne G. Tupintis tigras ir pasislėpęs drakonas. Reiškiantis, na, kažkokius neatskleistus talentus. Tai yra kažkoks žmogus labai talentingas, bet dar nėra žinoma. Tuos talentus dar neatskleidė. Talentų. Vienas ar keli žmonės. Ir yra labai žymus taivaniečių režisieriaus Ang Lee filmas, į anglų kalbą verčiamas kaip Crouching Tiger, Hidden Dragon, kurį ir Lietuvoje galima buvo ir dar bus galima pamatyti. Wuxia žanro klasika 2000 metų ir šitas filmas, aišku, be kita ko išgarsino ir šitą frazę. Wohu Cambum. Tupintis tigras, pasislėpęs drakonas. Aišku, lietuvių kalba verčiama šiek tiek kitaip, na, gal poetiškiau, bet ne taip tiksliai originalai. Aš čia kaip išverčiau, tai čia yra pažodžiui, na, tam originaliam kiniškui pasakymui. Na ir pereinam prie dar vienos dalies, tai yra apie drakoną kaip valdžios simbolį. Pakalbėsiu dabar. Tai čia matote vadinamai drakono sostą, na, drakono kėdę ir taip vadintas Kinijos imperatoriaus sostas. Palyginimui Japonijos imperatoriaus sostas vadinamas chrizantemų sostu. Tai chrizantemų sostas, o Kinijos vadintas drakono sostu. Čia matot Kinijos, na, Pekine esančio uždraustojo miesto, na, tą sostą, kuriame dar prieš 100, nu, jau daugiau nei prieš 100 metų dar sėdėjo, na, paskutinieji Kinijos imperatoriai, kurie šiaip buvo mandžūrai. Ir matome visur drakono ornamentus. Viršuje drakonai, pats sostas, na, medžio raižiniai, visur drakono ornamentai, labai labai smulkiai išskaptuoti. Čia irgi drakono ornamentai. Tos vazos čia pastatytos irgi išpuoštos
drakono ornamentais, na ir taip drakonas yra pateikiamas kaip imperinės valdžios simbolis. Kinijos imperinės valdžios ir paties imperatoriaus simbolis. Imperatoriaus vilkėti oficialūs rūbai vadinti drakono rūbais. Ir juose vėlgi išsiuvinėti drakono ornamentai, dažniausiai 9. Ir kadangi drakono skaičius yra 9, tai tuo pačiu tai tapo ir imperatoriaus skaičiumi. Ir 9 drakonų ornamentas, būtent štai toks piešinys, kuriame iš viso yra 9 drakonai, buvo leidžiamas rūbą nešioti su 9 drakonų ornamentu, buvo leidžiama nešioti tik pačiam imperatoriui, ir kas pažeisdavo šitą draudimą, būdavo griežtai baudžiami, netgi tėvynės išdavystę, galima sakyti, baudžiami. Tai 9 drakonai būtent vėlgi asocijuojasi su imperatoriaus galia. Yra toks kinų restoranas Lietuvoje 9 drakonai, lygiai taip pat yra ir Kowloon pusiasalis, Kowloon, 9 drakonų pusiasalis, tai yra vienas iš Honkongo, viena iš 3 Honkongą sudarančių pagrindinių administracinių dalių. Honkongo sala, Kowloon pusiasalis ir naujosios teritorijos. Tai Kowloon pusiasalis būtent yra išvertus į lietuvių kalbą reiškia 9 drakonų pusiasalis. Dabar kaip čia nutiko, kad drakonas pradėtas sieti su Kinijos imperatoriumi, tai galima bandyti eiti žiūrėti į kinų mitologiją iki pat seniausių mitinių laikų. Tai anot kinų mitologijos pasaulį sukūrė dievas ir deivė Fusi, dievas Fusi ir Liuva, kaip ir žmona arba sesuo, vyras ir žmona arba brolis ir sesuo Fusi ir Liuva, kurie buvo tokios būtybės su žmogaus kūnu, bet apatinė dalis kaip drakono. Arba gyvatės, apatinė dalis iš esmės atitinka drakoną. Tai jie sukūrė pasaulį ir jau matome, jau jie turėjo drakono bruožų. Tuo tarpu kinų tautos legendinių pradininkų, mitologinių pradininkų laikomas geltonasis imperatorius arba Huangdi, kuris irgi turėjo visokių ten magiškų galių, buvo labai geras, labai gerbiamas. Ir yra kelios istorijos, pagal vieną iš istorijų po mirties atgimė kaip drakonas. Dabar beveik visi vėlesni Kinijos imperatoriai bandė save kildinti iš geltonojo imperatoriaus. Panašiai kaip Europoje iš romėnų save bandė kildinti, kas tik netingėjo, ta pati Rusija, Trečioji Roma ir Šventoji Romos imperija Vokietijoje ir taip toliau. Tai lygiai taip pat visi Kinijos imperatoriai bandė kažkaip parodyti, kad jie yra geltonojo imperatoriaus palikuonys. Ir vienas iš irgi legendinių karalių, didysis Yu, kuris irgi, kaip manoma, buvo tiesioginis geltonojo imperatoriaus palikuonis, čia vėlgi labai seni priešistoriniai mitologiniai laikai, ir jų pagarsėjo tuo, kad išgelbėjo visą Kiniją nuo didžiulio potvynio, didžiojo Tvano. Didžiojo Tvano mitas, jų statė užtvankas, irigaciją ir išgelbėjo Kiniją nuo potvynio.
Ir pasak legendos, jam tai daryti padėjo drakonas, galimai tas pats geltonasis imperatorius atgimęs kaip drakonas ir kuris dar ir tolimas buvo to jų protėvis. Kinijos imperijos antroji imperinė dinastija, bet realiai pirma tokia tapusi visų vėlesnių dinastijų etalonu, Han dinastija. Tai Han dinastijos įkūrėjo Liaobang motina kartą susapnavo, kad drakonas padeda ir sergsti jos sūnų. Ir Liaobang nuo to pasiėmė drakoną kaip savo simbolį. Ta tęsė ir daug visų kitų veikėjų, turiu omeny kitų imperatorių, taip pradeda drakoną naudoti kaip savo simbolį. Tai, taip apibendrinant, iš esmės aš jau ir paminėjau viską. Kadangi skaičius 9 asocijuojasi su drakonu, tai ir imperatoriškas 9 taip pat ir tapo ir imperatoriškuoju skaičiumi. Tai spindi 9 drakonų ornamentas. 9 drakonų ornamentas irgi atspindi tą patį yin ir yang ir harmonijos pilnatvę. Pagal tam tikras klasifikacijas egzistuoja 9 drakonų rūšys, ir visos tos 9 drakonų rūšys ten ir yra atvaizduotos 9 drakonų ornamente, kurio rūbus vilkėdavo imperatorius, ir imperatoriškoje aplinkoje tas 9 drakonų ornamentas figūruodavo. Dabar jau minėjau apie pirštus. Tai buvo labai griežtai draudžiama paprastiems žmonėms turėti ar gaminti drakono atvaizdą, kuriame drakonas turėtų 5 pirštus. Tik su imperatoriumi susiję kažkokie daiktai, ornamentai galėjo turėti drakoną su 5 pirštais. Dabar tik princų, imperatoriaus šeimos narių, aukšto rango valdininkų, ministrai ir jų šeimos galėjo naudoti drakoną su 4 pirštais. O su 3 pirštais drakoną galėjo naudoti žemesnio rango šeimos, žmonės galėdavo naudoti tik drakoną su 3 pirštais. Keitėsi ir pati imperatoriškojo drakono spalva. Ji nusistovi taip, kad Ming dinastijoje imperatoriaus simboliu laikytas raudonasis drakonas, Qing dinastijoje imperatoriaus simboliu laikytas geltonasis drakonas. Ir čia matote pirmąją nacionalinę Kinijos vėliavą, sukurta XIX amžiaus pabaigoje, dar Qing dinastijoje, kuri įkūnija geltoną vėliavą su drakonu, mėlynu drakonu ir saulė. Tai buvo pirmoji Kinijos vėliava, kada kinai susidūrė su vakariečiais, suprato, kad jiems irgi yra reikalinga valstybinė vėliava, tai atskūrė tokią. Tiesa, čia ne vienintelė šitos vėliavos, ne vienintelis variantas, buvo šiek tiek skirtingų dizainų, čia vienas iš tokių. Irgi ko gero pati gražiausia iš visų kada nors buvusių ar esamų Kinijos vėliavų. Asmeniškai. Ir tokia paskutinė temelė būtų drakonas ir kinų zodiakas. Kinų zodiako ženklai, tai drakonas laikomas pačiu tobuliausiu iš visų 12 zodiako ženklų.
Ir drakonas savyje įkūnija daugumą visų kitų zodiako ženklų turimų gerųjų savybių. Kitaip tariant, visas teigiamas savybės, kurias turi bet kuris kitas iš 11 zodiako ženklų, visas turi drakonas, bet drakonas neturi didžiosios dalies neigiamų savybių, kurias turi tie kiti ženklai. Tai toks kaip ir tobulas zodiako ženklas. To pasekoje drakonas yra pats populiariausias, drakono metai yra patys populiariausi metai vaikams gimdyti Kinijoje. Ir dėl to tai yra pats didžiausias kiekis, jeigu iš visų zodiako ženklų, gimusių drakono metais yra ženkliai daugiau negu gimusių turinčių kažkurį kitą kinų zodiako ženklą. Bandžiau ieškoti kažkokios statistikos, bet dėja neradau, kiek čia yra, ar dvigubai daugiau negu kitų ženklų, ar trigubai, gal 10 kartų daugiau, gal tik tai 10% daugiau, nežinau. Teko rasti ir tokios, kinai netgi darė mokslinius tyrimus, bandydami išsiaiškinti, kiek tas zodiako ženklas duoda žmogaus sėkmei. Tai buvo tokia net ir studija paskelbta, kad gimę drakono metais turi 14% didesnę tikimybę gauti bakalauro laipsnį už gimusius visais kitais kitų zodiako ženklų metais, bet vis dėlto šita studija buvo paneigta, tad kaip ir nėra jokių solidžių įrodymų, kad tai tiesa, bet galbūt kai kurie kinai tuo tiki. Yra toks pasakymas Wangzi Chanlong. Linkiu, kad vaikas užaugęs taptų drakonu. Čia toks kaip ir palinkėjimas, kaip ir tokia maksima. Tai jeigu mes kalbam apie vakarų drakoną, tai tikriausiai nieks nelabai būtų toks palinkėjimas tapk drakonu, tai čia būtų suvokiamas tapk kažkokiu žiauriu sadistu turbūt ir panašiai. O štai tuo tarpu kinų tėvai tikisi, kad vaikas bus, žodžiu, drakonas įkūnija tokią visapusiškai talentingą, išsilavinusi žmogų. Bet kalbant apie trūkumus, vis dėlto trūkumų šiek tiek yra. Vienas tokių, kad pagal anot kai kurių šaltinių drakonas yra kurčias. Drakonas negirdi garso, drakonai negirdi garso, nors ir turi jaučio ausis, kaip atsimenat, bet ir netgi kinų kalboje žodis reiškiantis kurčiai, dažnai sakoma lungzi, lungla, kurto. Tai hieroglifas kitas, bet tarimas beveik toks pat kaip ir drakonas. Tai vėlgi manoma, kad yra semantinis ryšys tarp drakono ir kurtumo. Bet kita vertus, kaip bebūtų paradoksaliai, drakonas tuo pačiu yra ir laikoma, kad labai didelis muzikos mėgėjas. Drakonai yra dideli muzikos mėgėjai, bet jie ją neklauso, negirdi, bet per vibracijas, žodžiu, jaučia per vibracijas. Taip pat, aišku, drakonai labai gerai mato, gerai užuodžia, galbūt net ir mintis gali skaityti. Ir dėl to susikalbėti su žmonėmis, nors su bet kuo problemų nėra jokių, nepaisant to, kad jie manoma, kad negirdi. Tai čia toks būtų nedidelis trūkumas, bet šiaip kita vertus, tai daugiau tų trūkumų nėra, kad labai daug. Gyvatė, dažnai vadinama mažuoju drakonu Xiaolong,
Ir, mes turime du labai žymius Honkongo aktorius, vienas amerikiečių, gimęs Amerikoje, Bruce'as Lee, ir Honkonge karjerą, Amerikoje ir Honkonge karjerą turėjęs aktorius Bruce'as Lee, tai jo, tas sceninis vardas buvo Lee Hsiao-lung, tai yra Lee mažasis drakonas. Ir kitas aktorius, kuris dar irgi labai gerai žinomas, Jackie Chanas, tai jo kiniškas sceninis slapyvardis yra Chong-lung, tai yra tapęs drakonu. Tapęs drakonu. Tai abu vėlgi tą įkūniją siekė būti kaip drakonu. Ir šiek tiek pabandysiu apie, čia taip labai mažai ir jau taip visiškai pabaigai, apie tą visą astrologiją, kodėl būtent žalesis medinis drakonas, kas čia tai nusprendžia. Tai drakonas bus būtent žalias ir medinis, ar čia kažkokia tai Palmyra, aiškiaregė Palmyra, kiniškas ekvivalentas, bet ne, visiškai ne, viskas labai yra aiškiai ir matematiškai sudėliota. Tai 2024 metai, bus drakono metai, tai yra Dziachen metai. Dabar iš šitų hieroglifų, kuris reiškia drakoną? Nei Dzia, nei Chen, nėra drakonas, bet iš tiesų Chen, tai yra hieroglifas reiškintis drakoną, bet viskas ne taip paprasta. Tai pagal kinų astrologiją ir senovinį laiko skaičiavimą, kinai skaičiuodavo, kad yra 60 metų ciklas. Ir dabar mes gyvename cikle, prasidėjusiame 1984 ir pasibaigsiančiame 2043 metais. Esame šito ciklo kažkur tai maždaug jau antroje pusėje. Ir tie 60 metų, kiekvieną metai, ir yra 10 dangiškųjų kamienų, tiek dar, ir 12 žemiškų šakų, dydži. Tai ir tos 10 kamienų susijungiasi su 12 šakų ir kiekvieni metai yra vieno kamieno viena šaka. Tai Dziachen metai yra Dzia kamieno Chen šaka. Ir per 60 metų ciklą tie 10 dangiškų kamienų atsikartoja 6 kartus, eina pirmas kamienas Dzia, antras I ir taip toliau, 10 praeina, vėl Dzia I ir taip toliau, ir 6 kartus pasikartoja. Tačiau tie kamienai, tie 10 kamienų atspindi 5 tas būsenas, 5 stichijas Lusing, tai yra medį, ugnį, žemę, metalą ir vandenį, ir kiekvienas kamienas ir po 2 kamienus atspindi tą vieną stichiją, ir pirmiausia mes turime Yang kamieną, tada Yin kamieną. Aktyvųjį medžio, sakykime, aktyvusis kamienas vienais metais, kitais metais pasyvusis Yin. 12 žemiškų šakų atitinka 12 zodiako ženklų. Tai jos per šitą 60 metų ciklą atsikartoja 5 kartus. Eina, žiurkė, jautis, drakonas, ne drakonas, žiurkė, jautis, tigras, triušis, drakonas, gyvatė ir taip toliau. Praeina vieną kartą, vėl antrą kartą ir taip 5 kartus per 60 metų, ir taip gauname tokias kombinacijas. Dabar kiekvienas iš zodiako ženklų gali būti tik Yang arba dera tik su
yang šituo kamienu arba tik tai su yin kamienu. Tai šitie metai, metai yra medžio yang pusė, tai medžio yang kamienas yra dzia, kiti metai bus medžio yin kamienas, y bus metai. Tai yra bus yin metai. Ir medžio spalva yra žalia, tai dabar šie metai yra žaliojo medinio drakono metai, kiti bus žaliosios medinės gyvatės metai. Po to kita spalva, na ir vat, yra tos 5 stichijos, 5 spalvos, tiesa tos spalvos biški painiava čia su jomis yra, nebūtinai ir atitinka šitą paveiksliuką. Ir dar yra interpretacijos, kokia čia ta spalva, ką reiškia, nes tai yra senovinės spalvos iš senosios kinų kalbos ir jos ne visada atitinka. Tai ta žalia spalva, cing, tuo pačiu gali reikšti ir mėlyną. Tai galėtume mes sakyti, kad dabar bus mėlynojo medinio drakono metai. Na, bet kažkaip medis labiau su žalia, tai todėl sakom žalia, bet tas pats hieroglifas cing gali reikšti ir mėlynas spalva. Ir zodiako ženklai vėlgi galim pamatyti, kad jie yra, vieni ženklai atspindi yang pusę, kiti atspindi yin tą pusę, tai ir gaunasi įdomios poros. Tai yra žiurkė ir jautis bus, reiškia, yra vienas kitą papildantis kaip yin ir yang. Žiurkė ir jautis vienas kitą papildo. Žiurkė yra yang, žiurkė yra aktyvi, jautis yra tas toks pasyvesnis. Tigras aktyvus, triušis pasyvus. Drakonas aktyvus, gyvatė pasyvi. Žirgas aktyvus, avinas, arba ožys, nes tas pats hieroglifas pasyvus. Beždžionė aktyvi, gaidys pasyvus. Šuo aktyvus, kiaulė pasyvi. Na, tokios kaip poros susidaro. Ir va taip eina šitas ciklas. Tad, na, tiek būtų. Ir, na, pabaigai naujaisiais kinų žaliojo medinio drakono metais linkiu visiems lungtam hujue, drakono iškilimo ir tigro šuolio, lungfei fengų, drakono skrydžio ir fenikso šokio, lungma dzingshen, drakono ir žirgo ištvermės, ir lungnien tadzi, didelės sėkmės visus drakono metus. Ačiū visiems ir dėkoju, kad klausėte.